Sveiki, aš esu Lukas iš riedis.lt ir šiandien jums noriu pristatyti atnaujintus, vienus populiariausių pastaraisiais metais elektrinius paspirtukus Teveron Blade Mini Pro ir Ultra versijos. Jos atrodo visiškai vienodai, tačiau Pro versija turi tam tikrą išskirtinumą. Mes ten įmontavome hidraulinius stabdžius, o atskirti mūsų gamybos versiją galima labai paprastai, jeigu yra Riedis Electric lipdukas ant štai šių šakių. Taigi, didžiausi šių metų atnaujinimai yra tokie. Integruotas displėjus į patį korpusą. Toliau, purvasaugiai. Labai platus purvasaugiai, galinis būdavo iš dviejų dalių, būdavo tarpas, žmonės ir klijuodavosi juostas visokias, kad nestaškytų purvas. Teveron gamykla pagal mūsų rekomendacijas atnaujino galinį purvasaugį. Tuo pačiu ir priekinį, jis yra standesnis ir stipresnis. Na ir pagrindinis dalykas tikriausiai 10 colių padangos. Matome, kad padangos jau yra didesnės ir komfortas važiavimo yra tikrai geresnis. Mes siūlydavomės keistis padangas su tam tikrais elementais, kurių reikėdavo įsidėti klientams. Dabar jau iš dėžės išpakuotas paspirtukas turi 10 colių padangas, hidraulinės stabdžius, abi versijos mūsų, integruotą ekraną ir kitus privalumus. Visi Teveron paspirtukai dabar, kuriuos mes importuojame, yra 2 variklių. Tačiau Blade Mini turi 2 versijas. Viena yra Pro, silpnesnė, ir kita yra Ultra, pati stipriausia ir su labai galinga baterija. Taigi Pro paspirtukas turi 2 variklius po 500 W ir 15,6 Ah bateriją, su kuria galėsite įveikti iki 40 km atstumą. Na, o Teveron Blade Mini Ultra versija turi 2 variklius po 1000 W ir net 27 Ah 60 V bateriją, su kuria bus galima įveikti iki 100 km atstumą, o iš viso išvystyti beveik 3 kW galios. Taigi, abu paspirtukai yra naudingi. Vienas yra 1000 bendrai vatų, kitas yra 2000 W nominalios galios. Todėl šis Teveron Blade Mini Ultra būtent versijos paspirtukas yra tikras miesto mažas galiūnas. Na ir trumpai aptarkime elementus, kuriuos turi abi versijos. Taigi, posūkių žibintai, tiek kairys, tiek dešinys, be abejo priekiniai galiniai žibintai, stop žibintas gale, garso signalas. Taip pat galimybė jungti vieną variklį arba 2 variklius ir eko režimą, kuris leidžia važiuoti tik iki 25 km/h. Abu paspirtukai turi specialias korteles, tai yra žalia kortelė ir raudona. Jeigu jūs norite važinėti privačioje trasoje greičiau nei 25 km/h, jūs tiesiog pridedate žalią kortelę prie ekranėlio ir jūsų paspirtukas atsirakina. Na, o jeigu pridėsite raudoną kortelę, ant kurios parašyta lock, užrakinti, ji leis paspirtukui užsirakinti atgal iki tokio lygio, koks jis buvo ištrauktas iš dėžės, 25 km/h ir nedaugiau. Kitos 2 kortelės tai yra raktas įjungimui. Kai jūs įjungiate paspirtuką, jis užsidega ir prašo rakto kortelės. Taigi, pridėjus Teveron kortelę prie ekranėlio, jisai įsijungs. Ir be šios kortelės niekas negalės įjungti jūsų paspirtuko, nebent jūs atjungsite šią funkciją. Taigi, visi Teveron paspirtukai šiais metais yra su tokiu akceleratorium, kuris yra vadinamas piršto paspaudimu, rodomojo piršto paspaudimu. Bet jeigu jums nepatinka toks paspaudimas ir norite nykščių spausti, tai labai lengvai galite užsakyti iš mūsų tinklapio ar atvykę į mūsų servisą nykštinį gazo sprendimą. Taigi, amortizacija. Tie patys paslėpti, puikiai tarnaujantis amortizatoriai. Komfortas yra geras. Na, taip pat galiu pademonstruoti ir sulenkimo mechanizmą. Pakeliame kaištį į viršų, atlenkime, jis irgi yra šiek tiek atnaujintas, matosi juoda detalė viršuje ir apsauginis kaištis yra ištraukiamas ir kai ištraukiamas apsauginis kaištis, paspirtukas gali užsidaryti bei pataikę jį į kabliuką galime jį transportuotis, neštis. Na, o dabar norėčiau jums parodyti naują ir integruotą ekranėlį iš arčiau. Pasižiūrėkime. Taigi, įjungiame paspirtuką. Matome, kad ant ekranėlio jis prašo NFC kortelės. Pridedame NFC kortelę ir paspirtuko ekranėlis pasileidžia. Dabar gazas neveikia, todėl kad yra parkingas. Nauja technologija, kaip ir ant elektrinių triračių. Kad mes pradėtume važiuoti dėl saugumo, mums pirmą reikia paspausti stabdį. Ir štai dabar jau galima važiuoti. Yra 3 greičio režimai, tai yra 1 bėgis, 2 ir 3 greičiausias. Čia rodo baterijas, čia voltus labai gerai, kad rodo 62 voltai.
Reiškia, yra grubiai apie 70% baterijos. Čia yra procentais dar gali parodyti. Aišku, čia yra kitoks šiek tiek skaičiavimas, Teverun skaičiavimas procentais. Matome vėl įėjo P, todėl kad 30 sekundžių nevažiavome. tą nustatymą galima keisti vidiniuose meniu. Čia yra tripas, kiek nuvažiavome iki nunulinimo. Čia yra tripas, tai yra kelionės kilometražas. Daugiau jau galime rasti nustatymų vidiniuose meniu. Tai instrukcijoje galima tą susirasti. Čia ir coliai nusistato, ir gale, procentais ir kitokie nustatymai. 2 kartus nuspaudus M galima įeiti į vidinius nustatymus. Štai. Ir taip pat išeiti. Na ir pasižiūrėkime, koks jo yra šiuo metu. Oho. Be abejo, tai yra ant tuščio, jis taip sukosi galinis ratas, bet 60 V versija yra ypač galinga. Tikrai ypač galingas paspirtukas ir už gerą kainą. Na, o dabar pamatykime pirmosius įspūdžius iš testinio važiavimo su 60 V atnaujintų Teverun Blade Mini Ultra modeliu. Na ką, metas išbandyti Teverun Blade Mini Ultra. 60 V sistema, 2500 W varikliai ir itin kompaktiškas kūnas. Šį paspirtuką mes pirmą kartą į Lietuvą atvežėme berods 2023-aisiais, 2024-aisiais ir dabar yra 25 metai, tai jau 3 sezonas kartu su Teverun Blade Mini paspirtuku. Na ir kol kas čia yra jo geriausia versija iki šiol. Na ir ką, važiuojam pasivažinėti įvairiom trasom, žvyrkeliais, kalniukais, kryžiaus keliu ir tiek. Važiuojam. Labai minkštas paspirtukas, tik įjungus 2 variklius, iš karto rauna į priekį. Antras bėgis ganėtinai greitas. Įjungsiu dabar dar pirmą, trumpam. Pirmas toks adekvatus, apie 20 km/h važiuoju. Na ir tik jungiu antrą, iš karto pasijaučia visi 60 V, jungiam trečią, dar greičiau važiuojam. Wow! Na ką, sukam į kryžiaus kelią. Labai patogi galinės kojos atrama, kur dabar ir laikau koją. Ir šiaip iš tikrųjų jaučiasi, kad ratai yra 10 colių. Tai taip žymiai plačiau, minkščiau vairuojasi, ganėtinai platus vairas. Tas labai patogu ir suteikia stabilumo. Stabdžiai, na dabar padarom stabdymą, 1, 2, 3. Puikiai stabdo, net pračiuožia. Iš karto tik paleidi, tik paspaudi, labai švelniai, bet ir labai reaguojančiai. Reaguoja paspirtukas, didesnės padangos, galima ir per įvairesnius paviršius pravažiuoti. Štai duobės iškasenos, štai ir žolės, labai minkštai. Na ir dabar pavažiuokime žvyrkeliu. Labai švelnus sinusiniai kontroleriai. Jie taip iš karto paduoda tą energiją, bet ją labai palaipsniui ir gražiai paduoda. Tai nėra to tokio buko akceleravimo. Jis toks labai malonus. Na ir mirties kalnas. Savaime suprantama, kad čia jokių problemų įveikti mirties kalną nekils, nes tai yra 60 V paspirtukas, itin lengvas, itin greitas. Ir štai taip lengvai įveiktas mirties kalnas. Tikrai smagus paspirtukas. Hidrauliniai stabdžiai puikiai atlieka savo darbą. 2 varikliai rauna kaip pašėlę. Pirmas bėgis tikrai labai malonus, komfortiškas. Antras pats tas. Trečias, na, norintiems tikrai greičio. Puikus paspirtukas už gerą kainą. Sulankstomas, komfortiškas, miestui pritaikytas ir daug vietos neužimantis, tačiau net su 60 V sistema.
Na ką, ačiū, kad žiūrėjote šį video, tikiuosi, kad jums patiko ir jūs norėsite išbandyti vieną iš populiariausių elektrinių paspirtukų pastaraisiais metais Lietuvoje. Kalbu be abejo apie komfortiškus paspirtukus su amortizatoriais, kurie ir turi daugiau funkcijų, hidraulinius stabdžius su indikacija ir panašiai. Na, o jeigu jūs norite kažko daugiau, tai apsižvalgykite. Turime nuo Teverun Fighter Q iki Teverun Fighter Mini, Fighter 11, Fighter Supreme Plus, 7260R. Tikriausiai geriausias paspirtukas visame pasaulyje, kalbant apie galę. Ne visiems to reikia, čia yra monstras ant ratų. Taigi atvykite į mūsų saloną arba užeikite į mūsų internetinius namus www.riedis.lt ir surasite savo tinkamiausią elektrinį transportą. Na, ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu turite daugiau klausimų, rašykite mums labas@riedis.lt arba skambinkite 0633 77 888. Čia buvo Lukas. Ir iki kitų susitikimų, susitikime kelyje bei būkime saugus. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.